Labas Artūrai. Taip, žiūrėsim 3 mėnesių analizę, jinai truks apie 40 minučių, visai netrumpai. Žiūrėsim, tau tu sakai tik santykių nori, bet tada vis tiek aš žiūrėsiu ir tavo finansus, ir tavo sveikatą. Ir žiūrėsim žinoma santykius. Kiekvieną mėnesį apžiūrėsim, kas kur kada bus, ne? Taigi, žiūrėkim dabar, žiūrėsim mėnesius birželį, liepą, rugpjūtį. Dabar pradėsim nuo birželio ir birželio bendrą foną. Iš ko sudarytas pas tave bus iš vis birželis, ne? Kokie bus pagrindiniai akcentai birželyje? Čia kažkas nelabai gero. Gerai. Žodžiu, akcentas birželio bus taip, kad gausi žinių, kurios bus negeros, ne tavo nauda visiškai. Ir tai lies daugiau šeimą. Tai gali liesti netgi darbą, pavyzdžiui, darbo praradimas arba kad nepatvirtins tavęs kaip naujo darbuotojo, arba tave gali pašalinti iš darbo. Gali būti, kad atmes kažkokį tai tavo prašymą, arba tu norėsi, pavyzdžiui, išeiti į atostogas ir tau neleis išeiti į atostogas. Žodžiu, gausi savo atsakymą į kažkokį tai užklausimą, kurio tau reikėjo. Pagrinde, va tai toks birželis bus, kad darbingas, tarp kitko darbo bus, pinigas bus, jeigu išeisi iš darbo, tik tiek, kad išeisi, bet pinigą gausi. Ne? Bet pinigą gausi. Dabar šeimoje gali būti, kad gausi kažkokių neigiamą atsakymą, jeigu tu prašysi, gal pašalpos prašysi, gal prašysi iš tų instancijų, gal iš sodros kažko negausi, gal iš biuletenio kažko negausi, supranti, tau bus neigiamas atsakymas iš tų struktūrų. Tačiau tu tiesiog pinigų tu turėsi. Toks fonas. Kažką gausi, kažko negausi. Kaip sakoma, nėra to blogo, kas neišeina gero. Tai va čia va tas momentas. Netgi jeigu gausi kažkur neigiamą atsakymą, tau į neigiamą neišeis. Tau kaip tik netgi teigiamą viskas apsisuks. Va toks tas birželis. Dabar žiūrėkim tavo tik finansus. Kokie bus finansai birželį? Aha. Birželis bus tau, sakau, gal išeisi iš darbo. Arba būsi pašalintas, ar keist norėsi darbą. Kažkaip, su darbais birželis, toks. Taip, dar gali susirgti, tarp kitko. Ir galbūt dėl to norėsi biuletenį pasiimti, ne? Taip, birželį dabar dar dėl darbo, ne? Aš manau, kad tu sėdėsi namie birželį. Todėl, kad čia sveikata mums nesuper gali būti. Aš manau, kad tu kaip tik sveikatą ir taisysi birželį. Gal į kokią važiuosi, į kokią reabilitaciją gal nebent važiuosi, ne? Nes bandysi atsistatyti savo jėgas, savo resursus, nes čia tau blogai. Nes aš klausiu, kaip darbas, o mum rodo apskritai tavo būklę. Tai dar kartą pažiūrėkim, kokie bus finansai. Nes taip gaunasi, kad jeigu tu sirgsi, ne, tai apie kokius finansus galim kalbėti. Galbūt iš vis ligoninėje galėsi gulėti. Taip gaunasi, kad matai visas žodžiu, būsi be jėgų. Tai nežinau, ar tu iš vis dirbsi, gali būt, kad darbai nebus pirmoj vietoj.
bandysi atsistatyti. Kadangi pas mus čia birželį ir bokštas bus toks staigus kažkoks griuvimas staigus bus. Jeigu vat tave išmes iš darbo, tai tau prosto jausies, nebandytum išlyginti savo sveikatą. Tai vat mums kaip ir neparodo, kad kažkas bus negerai dėl finansų, nes dėl tavo paties sveikatos. A dabar žiūrėkim, kaipgi bus sveikata. Va tau, nors dar gali būti taip, kad pas tave keliai yra uždaryti finansuose. Visai gali būti, bet mes dar eigoje pasižiūrėsim, ar mums iškrys kokių nors papildomų dalykų, ar yra realios problemos. Nes čia jau dėl finansų problemos yra. Ir jos yra didelės. Ir taip gali būti, kad pas tave keliai yra visai uždaryti. Bet mes taip gal į priekį neužbėkim, aš gal nepamiršiu užklausti, kaip čia yra, nes su finansais prastai. Tai va, gal netgi norėsi ir gerti, ne, daugiau išgerti, kad, nežinau, pasimiršti, kad susivaldyti dar kažką, su finansais ne ką. Tvarkoj, taigi dabar žiūrėkim sveikatą. Sveikata, taip, sveikata. Sveikata gali būti irgi ne ką. Žiūrėk, jinai nebus labai bloga sveikata, taip kitko, laikinai jinai bus tokia biški sudėtinga, tačiau vėliau jau atsigausi. Tikrai atsigausi ir visai neblogai atsigausi. Sveikatos klausimų. Jeigu tai būtų kažkokias tai išgertuvės, tai čia nieko baisaus, netgi atsigausi, nenumirsi. Bet jeigu tu matysi, kad pas tave kažkas yra negerai, tu privalai kreiptis pas gydytojus. Jeigu matai, kad kažkas tikrai, ar skrandžiui blogai, ar pilve matai negalavimus, ar, nežinau, širdyje, ne, jauti kažkokius tai dyglimus, kažkokius tai suspaudimus, ar dar kažką, žodžiu, į sveikatą žiūrėk atidžiai. Jeigu kažką pastebi negero, iškart reikia kreiptis, daryti tyrimus. Tvarkoj, taigi, santykiai. Kokie bus santykiai birželį? Kokie bus santykiai birželį? Santykių nebus birželį. Nekokie bus santykiai birželį, kažkodėl tai tau rodo viską nelabai gerai. Ir santykiai, sveikatą žiūriu, ir finansus, viskas pas tave ant tokio ganėtinai, į minusą. Santykiai bus lėti, neužtikrinti, čia gali visai nutrūkti, visai. Ir čia vėl rodo, kad liksi vienišas, jausies, gali pradėti jausti net depresiją. Santykių kaip ir nėra. Jie yra nutrūkę ir birželį jie neatsistatys. Nieko gero birželį net nėra ką to pasakyti gero. Labai fataniškas, labai ganėtinai blogas pastai birželį. Tvarkoj, duokim tau patarimą. Žiūrėk, nenusiteik taip, kadangi aš pasakiau, kad viskas blogai ir dabar tau 2-3 depresija. Ne, dėl to, kad tiesiog labai daug blogų kortų iškrito. Tiesiog reikia save prižiūrėti. Reikia laiku sužiūrėti, ar tau blogai. Jeigu matai, kad blogai ir pats nesusitvarkai, tai reiškia kreipiamės pas gydytojus, kreipiamės pas psichologus ar dar kažkur. Tai nereiškia, kad jeigu aš pasakiau, kad tu čia numirsi, tu lauki savo akimirkos, kada tu numirsi. Ne, tai reiškia, kvietiesi greitąją, jeigu tau yra blogai, ir save žiūri. Jeigu tu matai, kad tu per daug padauginai alkoholio, tai kitą kartą reikia, ten yra tablečių, ne?
kad greičiau prasiblaivyti ir taip toliau. Reiškia, reikia pasiruošti jau prieš tai. Ten gazuotų vandens ar dar kažką. Tai reiškia, prieš tai turi pagalvoti, nes tu jau žinai savo organizmą, kaip ir reaguoja į didesnį kiekį alkoholio, kaip į mažesnį, kaip tas anas. Reiškia, reikia gilintis į save, kad prieš tai padėti savo pagalbę po kojom, ne, kad nesusitrenkti. Tai va tai toks patarimas, bet tai nereiškia, kad jeigu aš pasakiau, kad tu čia numirsi, tu ir numirsi. Ne. Tiesiog tu dabar turi galimybę visą tai pataisyti, nes tu žinai, kad tau rytoj bus blogai. Viskas. Nenusistatyk. Santykių nėra, sveikatos nėra, pinigų nėra, kol kas viskas yra fatališkai. Bet duokim tau patarimą. Tokia krizė. Ganėtinai didelė krizė. Patarimas. Patarimas yra toks, mažiau klausyk kalbų. Mažiau klausyk, kas sako, todėl, kad tu niekada neišeisi iš šito rato. Jeigu tu klausysi kas kartą ir draugausi su tais pačiais žmonėmis, kurie kalba, plėtkinai, daugiau nieko nedaro, ir tu tai supranti, kad 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir tą patį per tą patį, ir tai bus toliau. Pradėk daryti savo kelią. Neklausyk, kas tau ką sako. Neklausyk, kas apskritai kažką sako. Tu turi turėti savo galvą ir elgtis taip, kaip tu nori. Tu turi ieškoti savo kelią. Taip? Mokytis turi visi, mokytis privalo visi, ir jeigu tu dabar neišmoksi, tai ir kartuosis. Suprantim, vat kame yra esmė. Reikia mokytis ir save prižiūrėti, ir sveikatą prižiūrėti, ir aplink sužiūrėti, ir žiūrėti, kad niekas negalėtų įeiti tavo teritoriją. Tai reiškia, į tavo mintis, į tavo sielą, į tavo norus, niekas neturi teisės kištis. Reiškia, tu turi suprasti, kad jeigu aš noriu šiandien eiti į klubą, tai yra mano asmeninė mintis. Niekas man jos neturi, tai gal einam ne į klubą, a kažkur kitur, nu jo. Ne, va šito neturi būti. Jeigu tu nusprendėjai, reiškia, eik ir daryk. Nusprendėjai padaryti kėdę, eik ir daryk. Kad tau niekas nuo jos negalėtų atitraukti. Mokink save privesti prie šito konkretumo. Sugalvojau, padariau, sugalvojau, užrašiau, padariau, mane, kad niekas negalėtų kištis. Tvarkoji, tai va tai toks tavo birželis nesuperinis. Kadangi dar iki birželio turim savaitėlę, jau pradėk ruoštis. Tvarkoji, Liepa. Liepos bendras fonas. Liepos bendras fonas. Ką mums sako? Kad pagal galimybės daugiau ilsėkis, daugiau apskritai galbūt būsi neveiklume, galbūt vėl gali būti taip, kad gal norėsi arba teks pagulėti ligoniniai, nu čia blogiausio atveju, ne? Bet galbūt eisi į reabilitaciją, ne? Galbūt norėsi pabūti vienas. Tai yra toks laikotarpis, kai norėsi apsivalyti nuo kitų. Kai suprasi, kad aš noriu tiesiog atsipalaiduoti vienas, man nieko nereikia, eikit nuo manęs, aš noriu pabūti vienas. Ne? Tokia gali būti tavo pozicija. Tai nėra blogai leisti savo pailsėti. Tai vad, būsi kažkiek atsiribojęs visą Liepą. Tvarkoji, Liepos finansai. Kaip bus su finansais. Liepos finansai. Dabar finansai bus trumpi. Jie bus tokie, kad uždirbau kažkur 5 eurus, aš jos ir išleidau. Uždirbau, išleidau. Gerai, jeigu aš sugebėjau pasilaikyti truputėlį, bet pinigų bus nedaug, labai nedaug. Jis bus toks pat kaip visada. Nu gerai, jeigu tau sako pasiseks dar uždirbti kažkur, nežinau, nu žolę kažkam nupjaut, nu čia taip sau. Tai gerai, išlaikyti klientų srautą, ne? Bendravimas bus, jeigu dirbsi su klientais, jų bus, pokalbių bus, aišku, norėsis pakelti savo kainą,
ir parodyti, kad tu esi daug didesnis, daug galingesnis negu tu esi. Nu, čia atsargiai nepervertink savo galimybių, bet tu ieškosi išeities uždirbti, tu ieškosi kaip bendradarbiauti, kaip bendrauti, kad pakelti savo finansinę padėtį. Šaunuolis. Tai va tokių vienadienių darbelių ieškosi vienadienių, trumpalaikių, galbūt nakčiai, galbūt valandai, gal dar kažką, va tai tokio. Nu, šaunuolis, tenkis, taip, teisingai, viskas gerai. Dabar žiūrėkim tavo sveikatą. Liepa, čia Liepa pas mus. Sveikata. Sveikata jau visai neblogai, jau jinai gerėja. Čia pagal tavo nuotaiką. Kol kas dar būsi toks kaip, nu, aš palyginsiu su vandeniu, ne? Kol kas būsi dar vanduo, nežinai, kurią pusę plaukti, tačiau po truputėlį pradedi kažkur gilintis, kažkom domėtis ir tau tai atneša gerų emocijų. Tau tai atneša, wow, aš taip galiu, nu super. Tai vat, aš tau to ir linkiu, kad nenueitum nuo to takelio, kad taip gražiai ir toliau tu taisaisi, tu dirbi su savim, tu domiesi, tu jau pradėsi suprasti, kad galima uždirbti ir kitokių būdų galbūt, ir dar tave sugebės žodį užmečiau, aišku, ir dar gausi padėkas, pavyzdžiui, gerai nupjoviau žolę, gerai sutvarkiau kiemą, gerai ten anan, gerai tą atlikau, aną atlikau, tokie darbai nekasdieni, arba jeigu tu turėsi jau pastovų darbą, nors nemanau, bet jeigu, tai vat, jeigu tu jau ieškosi naujo darbo, tu suraisi savo kažkokį tinkamą ir tave iš karto ten pastebės, nes pavyzdžiui, tu būsi labai draugiškas, tu su visais bendrausi, tu būsi visiems prieinamas, tada kada reikia, kada ne, nu žodžiu, būsi labai šiltas ir jaukus žmogus, nors būsi dar neįsitikinęs, ar norėsi ten apskritai būti, tiesiog jis tau bus darbas kaip aš pamėginsiu, ne? Tai vat, alga bus nedidelė, galbūt minimalkė tiek, tačiau tave ten pastebės iškart tavo geranoriškumą įvertins. Tai vat, tokia tavo padėtis finansinė. Sveikata, ne? Sveikata pažiūrėjom. Santykiai. Santykiai Liepa. Liepa tavo santykiai. Santykiai. Oje, tu mano. Dabar su santykiais kaip? Dabar bendravimas bus. Bendravimas bus. Bet nebus to žmogaus, kad jis yra šalia. Jis bus toli. Toli bus ir labai daug pergyvensi dėl to. Štai tavo nuostabi dama. Žodžiu, jeigu tu galvoji, kad pavyzdžiui jūs suartėsit, ar jūs susitvarkys santykiai, dar ne. Dar Liepa tikrai ne. Tau teks plušėti, tau teks dirbti, tau teks kažką planuoti. Žodžiu, judėjimas. Vat Liepa prasidės pas tave judėjimas neblogas. Dabar žiūrėk, ko besiimtum, viskas tau atneš geras emocijas, viskas tau, kol kas tu būsi vienas, tačiau tu, kaip čia pasakysi, griebsies bent kažkokio tai šiaudo. Visus šiaudus, kuriuos rasi, visus sugriebsi, ieškosi būdų, kaip augti, kaip pradėti save mylėti iš naujo, kaip suprasti save, ne? Daug čia dirbsiu su savim, bet dėja kol kas tokių kaip santykių nebus, bet tai vėl nėra blogai, nesistenk kažkaip tai lėkti, bėgti greičiau į santykius, geriau atsipeikėk, susitvarkyk, emociškai, fiziškai, susistabilizuok ir kai pamatysi, kad jau tikrai pas tave viskas gerai ir tu esi jau stabilus ir finansiškai, ir fiziškai, ir pas tave viskas gerai, tada galėsi kažkaip savo leisti savo energiją eikvoti ant santykių, o kol dar tos energijos nėra, jinai tik augimo fazėje,
truputėlį pataupyk savo energiją. Ne, nes čia kaip ir dar problemos visos dar neįspręstos. Tad duok savo pailsėti, duok savo vystytis, duok savo laiko ir nieko baisaus, viskas susitvarkys. Jau Liepą mes matom visai neblogą judėjimą, tad reikia tau truputėlį dar laiko. Ne, neskubink savęs. Merginos dabar kol kas nėra, jinai toli ir nieko baisaus. Pailsėk. Tvarkoj, Liepą praėjom Liepą. Patarimas, ane, Liepai? Liepai patarimą duosiu, nes aš neatsimenu, ar aš vėliau kalbu, o... Aha. Kol kas. Kol kas, tai vat sakiau, santykiai negrįž, jie negrįž kol kas, nes čia vat pradžiai turėjo mane bokštą, lelelė, šeima išyro. Čia greičiausiai buvo tas, kad išyro pas tai šeima. Tvarkoj, kol kas jinai dar nesustiprės, kol kas nesitikėk, kol kas būtų gerai, ne, būtų labai faina išlaikyti bent jau ryšį su tą moterim, stabilų vienodą, jeigu yra galimybė padėti jai finansiškai, jeigu yra, pavyzdžiui, vaikai, kur čia mes mačiau, pamečiau, aišku, jeigu turit vaikų, padėk finansiškai, jeigu neturit vaikų ir tu supranti, kad tu turi iš ko jai padėti, tai gali pasiūlyti savo pagalbą. Todėl, kad moteriai irgi dabar labai sudėtinga. Jinai irgi yra nusivylusi ir su finansas jai yra nesuper. Gerai, jeigu moteris nepalikai moters besilaukiančiai padėti, bet jeigu taip netyčia būtų, tai būtų gerai, kad palaikytum ją, nesvarbu, kokiuose jūs santykiuose beliktumėt. Tai va taip. Tai kągi, rugpjūtis dabar, žiūrėkim rugpjūtį. Rugpjūčio fonas koks? Rugpjūčio fonas. Aha. O rugpjūtį tu jau dairysies, jau stebėsi, tačiau kol kas dar savo keliais eisi, bet jau būsi atsigavęs ir jau galvosi apie santykius. Jau turėsi tiek energijos, kad supranti, kad aš atsigavau, aš pailsėjau, aš jau galiu, aš jau normaliai jaučiuosi, ne? Tai va, jau daugiau skirsi savo energijos ir apmąstymus apie santykius, ir veiksmus, ar aš noriu, aš nenoriu, va daugiau tu būsi va toks jau. Ar verta, ar neverta, daugiau į analizę būsi kritęs. Stebėsi jau iš toli savo partnerę, apie kurią galvosi, stebėsi internete, stebėsi jau visur, bet jau tavo emocinis fonas jau bus visai kitoks, toks pozityvesnis. Tvarkoj, taigi finansai tavo rugpjūtį. Rugpjūtį finansai, kažko tai neina. Rugpjūtį finansai bus, šiaip jie bus geri, bet bus galbūt daugiau, kaip čia teisingai. Nes bet kokiu atveju sėkmė bus, bet norėsi nusigręžti. Tai va galvoju, kaip, nežinau, galbūt nuo draugų norėsi nusigręžti, galbūt nuo praeito gyvenimo etapo norėsi nusigręžti. Ta prasme, tu pridėsi savo pliusiuką, aš sugebėjau, man faina, man gerai, darbe rasi savo kompaniją, su kuria tau bus gerai, bet laikysi tokią ribą ir vat nebeperžengsi. Jeigu tu anksčiau, pavyzdžiui, mėgdavai, čia tik pavyzdys,
Jeigu anksčiau mėgdavai darbę su bendradarbiais išgerti, pabūti, pasidėti, tai dabar jau pas tavį šitas nueis į šoną, sakysi, ne, aš taip nenoriu. Man užtenka, mes darbę parūkom, pasikalbam, man to užtenka, aš nebenoriu nieko daugiau. Nu, laikysi va tokią ribą. Toks savygynoj būsi daugiau. O taip, finansuose turi būti visai gerai. Negaliu pasakyti, kad būsi milijonierius, bet palaikymą, bet pripažinimą turėsi darbe, ne? Jeigu tu nedirbi, o, kaip sakiau, kažką savo, tai irgi tu gausi iš kitur tokį įvertinimą gerą. Bet, kaip čia pasakyti teisingai, būsi nelabai patenkintas tuo įvertinimu, kažkaip galbūt norėsi daugiau, pavyzdžiui, ne? Arba tiesiog uždėsi savo kažkokią tai ribą, ačiū, viso gero, ir ten, pavyzdžiui, emociškai nepersipildysi, ne? Jo, aš žinau, kad čia va gausiu padėką ir viskas, man to užtenka, nekvaršinkit man galvos, ne? Tai vat galbūt jausies iš vienos pusės įvertintas, o iš kitos pusės man nereikia tavo padėkų, va taip. Biški toks nusisukęs, nusigręžęs. Tvarkoj, santykiai rugpjūtį. Santykiai rugpjūtį. Tadadam. Ogoj. Rugpjūtis santykiai. Žodžiu. Žodžiu taip. Ir vėl plaukiuosi ant dviejų lentų. Kai būsi šaltas, racionalus ir žinosi, ko nori. Konkrečiai tik šitas ir nieko daugiau, vėl su ta riba. Bet ta riba plauks iš to, kad tu nežinai, ko nori. Aš noriu viską, aš labai daug svajoju, turėsi galvoje kažkokį tai piešinį, kaip tu ko nori. Ne? Čia vat viską aš noriu to ir ano ir trečio, ir kad tai būtų. Ir tau atrodys, kad tai yra vau svajonė mano galvoje, kad tokia lengvai pasiekiama, kad vau, bet suprasi, kad tai tik svajonė, reikia žiūrėti realiai, o ne svajoti. Taigi mums nepasako vėl, jeigu tu norėsi jeigu tu sugebėsi išlaikyti tą ribą tarp savo galvoje sudaryto vaizdo ir realybės, tada bus puiku. Jeigu jo neatskirsi, bet aš matau, kad kaip ir tu atskiri, kad tai yra tavo galvoje, viskas puiku, šilta, jauku, gera, taip kaip tu nori viskas. Ir čia va, tu esi šaltas, racionalus ir supranti, kad tai tik tavo galvoje. Taigi patarimas tau, tarp kitko, tokių kaip santykių vėl nėra, tu save laikysi vėl kaip ir uždarytą, šaltą, galbūt daugiau iš vis pasinėrusi į darbą. Vėl santykių nėra. Tvarkoj, tu tik supranti, kaip tu nori, kad jie būtų. Žodžiu, augini save iš naujo ir tai yra labai labai gerai. Duosim tau patarimą. Šaunuolis. Taip, patarimas yra toks. Tu turi pabaigti kažkokią tai savo ratą, ne? Pabaig savo tą ratą, kuris tau dabar trukdo. Bet vienaip ar antraip tu jį, kaip ir jis vis tiek pasibaigs. Tarkim, jeigu tu turi kažkokį tai mąstymo modelį vienokią, ne? Tai tavo mąstymo modelį reikėtų pakoreguoti, iš jo išeiti. Todėl, kad, pavyzdžiui, mąstymo modelis tavo buvo, kad mergina, čia tik pavyzdys, ne? Mano mergina turi daryti tą, na, 3, 4, 5. Ir niekaip kitaip, tik taip. Ir tu supranti, kad, būtų gyvenimas vau, aš gyvenčiau kaip šokoladė ir viskas būtų puiku.
Bet vat, supranti, kad čia yra tik tavo mąstymo modelis. Galbūt tu klysti, gal taip moteris neprivalo to daryti, ne? Tai vat mums rodo, kad tu turi išeiti šito savo užburto rato, mąstymo užburto rato. Todėl, kad tai yra neteisinga. Neteisinga. Reikia sukurti naują mąstymo modelį. Toks yra patarimas. Todėl, kad kažkaip kitaip reikia prie visko prieiti, kažkaip naujoviškai, nupiešti savo gyvenimą iš naujo, pradėti viską nuo nulio ir viską ne taip daryti, kaip dabar iki šiol daryti. Nes tas modelis visai buvo netinkamas. Pergalvoti viską ir jį nupiešti iš naujo. Kažkam vat, gal padeda tokie metodai, pavyzdžiui, kaip dailė, kažkam padeda metodai kūrimo, ne? Vat kažkam, kaip čia atrodo. Galbūt verta pabandyti savyje atrasti tokių savybių kaip mokykloje. Ką mėgai mokykloje? Tu galbūt jau seniai pamiršai, ką mėgai mokykloje. Ne? Vat reikia save atrasti, kai tu buvai dar jauniklis. Kai tau buvo nuo 10 metų, ką mėgai daryti? Kokias špankes darėjai? Gal darėjai lėktuvėlį, gal darėjai, nežinau, kokias skruskės, nežinau, kad ten dar kažkokius dalykus darėjai. Gal piešėjai iš vis mėgėjas buvai papaišyti ant rankų, papaišyti tatuiruotės, papaišyti raidės, ne? Tai vad, žodžiu, tu turi atsiminti, ką tu darėjai vaikystėj, jaunystėj, po to paauglystėj, kokie tavo buvo hobiai, galbūt kažką rasi iš tų hobių, kurie tau dabar grįžtant visai padėtų. Pamėgink va tokį dalyką išmėginti, o aš tau palinkėsiu sėkmės.